Ką, zdarovo. Tai taba, karočią, greitai matai, prie karvyčio pripilu čia vandens ir važiuoju greitai į miškinį. Tėvuks man ką tik skambino, sako, jau prikūlė. Sako, tuoj, tipo, bus pilna. Nu tai, supranti, da bėlkis net neprikabins. Ką daugiau. Tai taba šaunu greitai namus, staigiai, nu čia blemba. Šalia dajus, tai nuvariau iki karvių, supranti, įpyliau vandens. Reikia greitai užsikurti bėlkį, pasikabinti ir skristi. Aš reikia greitai atsigerti, pasimti kažką, nes blemba. Dar visą dieną skaityk nieko negėriau. Farmingą prakapojau kažkiek. Atsikėliau, kur aš kokią valandą 2 prakapojau farmingą. Bijim į garažą, iš garažo pas karvių ir iš po karvių į bėlkį ir į laukus. Iš karto važiuojam staigiai. Blemba. Greitai vandens pasimeda, net neatsigėriau. Blemba, su to ranka neišein. Bim. Vanduo yra. Ui. Kur tas ant galvos greit dėtis, nu? Neturiu šio laiko, arba nieko. Bim. Opa. Taip. Karšta tai aфиgenai. Dabar negaliu spausti nieką. Vėlgi šalt, supranti, bet vis tiek nenoriu nieko gadinti. Tai vakar irgi nieko gerai nepakūlė, supranti, nuvarė, gal dar greitai nubėgs parodyti, nežinau. Pamatėjau, jeigu net dabar pamatysit, tai pamatysit vėliau. Bet ten jiems toksai, tokia viena plaštakykė, supranti, nulūžo ir viskas, ir turi važiuoti namus, nieko nepadarysi. Nes kitaip neprasuk dalgę, žodžiu, dalgis tiesiog nejuda ir viskas. Bet tave reikia pažeminti. Pakelt. Bim. Bam. Taip. Būtinai šitą reikia užsidėti, nes aš tai tikrai žinau, kad tą patį skrisiu. Gera bus. Tas gerai. tą užsidarom, tada greitai nubėgam, parodysim, kaip atrodo ta plaštaka, kuri sulūža. Tada, man atrodo, jau suvarė, jau tada normaliai. O, matai, čia toksai labai plons yra irgi. Tai va, toksai čia ausikas pastoviai, supranti, nulūžti ir va, šį čia per vidurį šį nulūžo. Tai labai blogai. Tai tėvuks padarė naują, visiškai naują tą, žinai, plaštaką. Ausis viską privirina, taba lyg ir normaliai. Tai bent tiek, supranti, taba yra gerai. Tas gerai, tas negerai. Gerai. Oi, tentas. Oi. Žodžiu, taba yra kaip yra. Įvedu tik vieną įmetu. Paskui grįžtant, aišku, užsidengsiu. Gerą bus. Bet ten reikia. Oi. Irgi gerai bus. Šaunam. Staigiai. Lemba dar šioks mano vėlis. Nieko gerai.
tai pilnai pakels špangas. Niekas niekur nesileidžia žemės. Labai gerai. Skrisim dabar. Skrisim. Žinau, mes galim. Biškį pavažiuojam, tenai šiausiam ant 30. Dabar tai dulkių pakelsim tikrai nemažai. Biškį. Все, skiriato. Dulkas už manęs. Gerai, šalam biškį retesnį bėgį. Pristabdom. Ten Jack Johnny's irgi atvažiuoja į priekabą. Nu, nevažiuoju čia pas mūsų, bet pravažiuoju, supranti. Šiaip jau būtų laiks ir šerybai. Bliamba laikrodžių nepasimau tavo tiksliai nežinau net kiek valandų. Varom per technologinės vėžės, kur mes patys pasidarėm. Žiūrėk, kaip skrenda. Joj. Nu, nieko negaliu skaityti, aš biškį lėčiau važiuoju, bet irgi panašiai. Priekaba tiesiai. Tas. Tą pakeliam. O! Žiūrėk, tas prasidarė. Net nemačiau. Nu žodžiu, palaukiam. Era bus. Kol kas dar palaukiam. Nu, bendrai galime ir išgesinti. Gerai pasakė, galiu čia stovėti, čia ir stovi. Tu šit, kaip čia karšta. Pasimam vandens gerti, nieko nebus. Tai pamatysim, kaip čia viskas veikia. Jau karčiumis čia palieku, varu į lūgą. Sėdėjau, kas ten tą patrauks? Tai einu patrauks, čia greituoju viską sumečiau ir dar palau, pasiečiuoju galima kaip paskambinu. Tai žodžiu, yra pilnas bunkeris, ten tą šištiesiau supranti, kad kažkiek pradžiūtų, nes biškans ir išlaips. Bet tai tiesiog kaip kepė stipriai. Tai šiaip nežinau, jūs normaliai viską matysit, bet bandysiu padaryti taip, kad gerai matytumėt. Tai bandom jaučiu taip, ne? Pala, kaip šitą pamatot. Taigi ne kažką, ne? Gerai bus.
Va, žodžiu, ten biški dar kai vietom šlaps, matai, yra dar kai kur vandens biški. Va, pavyzdžiui, matus lašai. Čia dabar tiek yra bunkeris sprungs. Nu, žiūrim, einam gerai iš vienos pusės. Tėvuk irgi tėvų vandens neturėjo, pasirodo. Nu jo, negu tą pabaigs šitą kokie 4-5 išvažiavimai ant to ir bus pusę laukam. Jo, šiaip reikia didinti kombainą, iš tikrųjų pasakė, be bairių, tai reikia didinti. Ir pasakysiu taip, aš nežinau kokią ilgumo video jums reikės dėti čia dar. Vakaturačio tvarkymą šiaip šitą patį dieną dar. Dabar yra jau po 4-4, sako, tėvuk, žinai, šaukiau į namus. Dažnai tą gali pabūti, bet jau važiuok, nes skaityk, sako, jaučka nebepripuls daugiau ir biški namuose ten reikia patvarkyti dar. Tai šiaip aš dar nežinau, kokia ten ilgumo bus tie video, niekada skaityk nežinau. Visiškai, nu, sužinosiu, kai sužinosiu. Tai tada jūs sužinosit. Ir pamatysit ir pasakysiu, o taip. Tai kokie ilgumo galimai, kad bus nuo 20 iki 30, gal ir bus kokie, kad po kokią valandą, bet abejoju. Bet manau, kad ilgiausias bus koks 40, nu apie 30 minučių, sakykim taip. Gal, nežinau. Bus kaip bus, ne? O kad įkelti, tai nežinau, šiaip sakyčiau, kad gal kas 2-3 dienas. Aš nežinau, tikrai nepasakysiu. Bet bus matyt. Nes dabar skaityk, aš turiu vien iš praeito mėnesio dar. Daug. Ir dar dabar dar prikūriau. Nu, žodžiu. Tikrai yra daug. Tikrai. Tai babairiu pasakysiu, kad daug. Tada dar reikėtų pratrinti, sutvarkyti. Žodžiu. Tikrai. Tikrai daug. Gerai, varom, uždėsim tentą. Tai prie to pačią parodysiu. Tai šis skaityk yra 2 pilni bunkeriai. Dar, jeigu labai norim, galima dar 2 sutalpinti. 5 valandą skaityk, mes jau turim kaip ir namuose būti. Tai pusvalandis laiko pasiruoš paskarvės 2 valandas grįžti. Pasišeri dar namuose viršiukuose, gal dar spėjai ir nuvažiuot pakulti. Tai va, todėl supranti, aš tėvukui sakau, nu tu dabar įsivaizduok didesnį kombainą pasimam, kai viskas greičiau vyktų. Spėtum ir nukulti, nereikėtų taip skubėti visur, spėtum pas karvę, visur suspėtum. Tik reikia biškį pasididinti. Supranti, nors tų hektarų daug nėra, nu kulamų tai ypač nėra. Kaip tam kulamų iš viso 17 ar 15 hektarų tai turim. O su žolė tai 30 kažkiek hektarų buvau skaičiavęs lygtais. Jo, tai supranti, vis ten yra šiek tiek hektarų, bet tai skaityk 40 arba, kem arba tram, plus minus tam tarpe, yra žolės. Tai apie 30 arba 40 hektarų vien žolės laukų mes turim. O grūdinė, tai nuo 10 iki 17-15 maks. Bet tu supranti. Mes daugiau prie
gyvulių, tai va todėl čia taip daug ir, žinai, žolės turim. O šiaip tai, jo, reikės, žinai, jau irgi neužilgą mes jau pradėsim vėl viską didinti, supranti, reik jau pradėti, supranti, didinti kiek įmanoma. Nes ateityje vis tiek aš perimsiu ūkį, supranti, vis tiek turėčiau galbūt gauti ten tą jaunojo ūkininką paramą, ten, jei ten neprisimenu, ne 90 ar 50 tūkstančių. Tai gaunu tą iš karto ūkį didinam. Sakau, čia, jeigu pradedi nuo tą badinti, nu, tai labai gerai, supranti, ateityje gal nereikės didinti tiek daug. Nu, kuo daugiau didini, tuo geriau bus. Ateityje mažiau reikės, paskui gal daugiau žemų gausim. Tai va tiek. Opa. Degins bunkeriuks. Nu, ne pilnas, bet jaučiu paskutinis ir šaunam namo. Grįžęs reikės prispūs biškį šitą, biškį minkštoką. Varom. Dabar atsidarysim, iššausim šitą ir pasijungsim šneką. Ne šneką, bet sraigę. Joj. Все, įdėjom. Čia daugiau viskas kaip ir normaliai padangos. Na. Žiūrėjom, ką pils. Jo, šičia reikėtų daugiau, bet... Pala, einam geriau iš viršaus pažiūrėsim. O to gal bus ir geriau. Na, jung. Biškį gazą duot. Patraukim tentą, jeigu pavažiuoju arčiau. Все, yra. Ta patentą vėl galim įmesti vidų. Oba. Tu man čia neišskrisi. Jeigu pasikonsultuosim, kur varyt, ką daryt, kaip kur ką daryt. Oi! Biškį pakelt. Tai čia akmuo ar čia kas? Gerai. Toksai yra. Ai, čia molis. Pagalvojau, kad čia akmuo šiaip. Pagalvojau, kad čia akmuo. Akmuo čia? Žemės. Žemė. Atrodė kaip akmuo. Tai tada tu čia atsijunginysi, ne? Jo, Tu navažiuoti namus dabar ar į pacientą palikti? į namus. Gal nuvažiuoju, parvažiuoju. Gerai. Gal namus išleisiu. Gerai, tinka. Arba galiu pabūdą. Nu, gali tada. Čia pabaigsi, ne? Noriu būtų gerai pabaigti. Tai gerai, čia tada biškį ant vietos primyna, gal kad čia visas tasai, arba įlitas. Biškį... Nebedaug daug. Gerai. Supranti, reikia biškį... Žodžiai,
žodžiai nesižodžiai. Ne. Žodžiai, reik biškai iš šonus pravaryti, nes ir tenai dar tilptų, bet, bus matyti, supranti, vis tiek susibėgs dar, kai važiuosiu, tai skau biškai užsikursiu, biškai pirmyn atgal sučiut ir gerą pūt. Sako, dar galiu, žinai, biškai palaukti. Na ir parysim namų. Kur iš čia pragarsiai? Gal nežinau. Gal reiškia, palaukiam dar biškį. Oi. Gerai, tada laukiam. Jau tėvuks parvara, čia paskutinę liniją ligam. Skau užsikursiu jau. Tik tiek biški pašilus, biški šalta ora čia bus. Reikia užsidaryti visur viską. Bet reikia išsiaiškinti, kaip šitą irgi normaliai reikia užsidaryti kažkaip ne kaip. Ir varom žiūrėti, kaip išpils. Tiek belika. Ir bus pusė lauko. Šiaip iš dalies. Ryt. Ryt pirmadienis. Ne, lėkščiai tu tikrai ne. Galėčiau tą biškį šaut, supranti, greitųjų biškį paimti ir prasklaidyt bent biškį. Arba žinau, kaip padarom. Pirmyn, atgal ir gera bus. Tingia šalit. Kažką tokią baisį daryt. Biškį pirmyn, atgal, gera bus. Vos, paėmiau, bet bent kažkiek, tai dar gali tilptų. Tikrai tilps. Reikia prasklaidyti tada su rankom, čia žiūri nieko gero nesigavus. Ir bent rankom prasklaidysiu. Biškį prasklaidžiau. Jungia. Nedaug čia turėtų būti, tai gerai bus. Reikia įsikrapštyti ir eiti į apačią. Tas taip. Ta ištiesiam. Gerai bus. Biškį prasivalom greituoju. Ir lepam žemėn, važiuosim namo. Nu bent pusė lauko jau yra. Tai galimai per kitą savaitę ir pabaigtumėm. Dar jaučiu. Arabus. Pilns. Su pilna priekaba. Nuryt atsigeriam ir važiuojam. Gera. Vos prasidės. Labai
labai gerai. Varom per šio tokias technologinės įžiūrės, kur mes pasidarėm. Kai mes jas pasidarėm paprasčiausiai, kai purškė tėvuks, tai ir aš, čia mes čia rinkom akmenis praeitais metais. Arba ne, šiais metais, bet pavasarį, nebuvo čia viskas užaugę, supranti. Tai su geltoniuko ant kaušo beim užsidėjom, ant frontalinį užsidėjom kaušą, čia davarėm ir va matai, čia kur yra ta patie pravažiavimai. Tai va pro jos ir važinėjau. Surinkam akmenis, jau pasidarė, čia bei tokie tada su purkštuvu pasidarė irgi. Tai labai gerai. Dabar yra sprendžio bei tokias provešas. Ir aš pro jas maždaug stengiuosi važiuoti. Kad baisiai čia nieką neišmindyt. Oi. Išpilamus viską pasidarinėjom. Baisiai karšta šiandien. Kurakas irgi išmušė mane iš šakės. Tėvuks iš vis be maikės, aš irgi jaučiu, man irgi reikės jaučiu nusimauti. Tavas ramiai, nieko nesimato. Kad prilaikytų tavo, supranti, idėją du naujus lygtais, tai baisiai sunkiai užsidaro ir neužsidaro normaliai paprastai. Nes ten kažkur kažkas kažką prilaiko, supranti, nekiesi. Ir va tokia problema. Tik pabaigsiu kariuoti, jau sakau, reikės jau greituoju metu ir antrą važiavimą daryti. Kaip ir seniau būčiau daręs, bet aš sako, tėvuk sako, dar ne. Dar ne. Kada reikės, tada reikės. Netgi antrą tiltą, sprendti nereikia čia greitai važiuoti ar dar kažką, nu čia bent dabar tiek jungiau, žinai, kad bent pravažiuoti šitą ir išjungsiu, nes nenoriu, kad čia baisiai kažkur kažką trankytus ir stumtų. Papildomai, supranti, prilaikys priekabą. Viso išjungiu. Reikia statytis irgi kažkur tenai, galimai, kad po Čedybų dar tėvus nuvažiuos, kažkiek ir pakuls. Tai šiaip geriausia, kad atsisukčiau iš karto ant sykį. Gera būtų. Su, yra tu, bet šitą reikia išdėti. O matai, šis dar žodžiu, iššoka.
Kokį šnirelį turiu, dar kažką, bent kažką. Arba čia šnirelį dabar turėsiu. Jaučiu nebus, jo nėra. Tai... Galiu dabar išjungti. Šiandien iškart bėgė. Mažką, kad nenorėdėtų, nors ir niekur neredėsinas, bet... Mažką, tai dabar... Reikia užsidaryti tave. Opa, matai, jis pilnai neužsidaro, va. Netiesi tavo stovi. Tai reikia padaryti, kad jie stovėtų, tai tiesiog paimsiu tavo su šnirėliu kažkur apvarysiu aplinkui. Supranti, pralaikės. Tam kartui. Tokį ilgą man tikrai nereikia. Na, ai, tiks ir toks, ne. Tėvuks jau namuose irgi parvažiavam. Nu, niekas čia baisiai ir neskubėjau. Būčiau skubėjęs, būčiau labai greitai grįžęs. Reikia tikėtis, kad mačiutė vandenį užkaitė, nes jau pas karvių laiks važiuoti. Nu, ne man, bet tėvukui. Tai dabar tam kartui va tai padarys, kad neatsidarinėtų. Supranti, važiuoju, kažkaip girdžiu. Kažkoks netoks garsas. Buim pasižiūriu į viršų, pradaryta. Čia žodžiu, belia kaip dabar slėmėpėsiu paskui. Ai, sutvarkysiu kažkada. Tai dabar tiek. Kaip gerai stovėjėliu. Oi. Karšta. Tai žodžiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko turinys, paspauskite laiką, prenumeruokite kanalą. Bandom pasiekti 1000 prenumeratorių. Na, per šiuos metus tikrai neišeis, bet bent iki gimtadienio, tai bent iki kovo 13 dienos bandom pasiekti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitą epizodą.